Tu taip drąsiai išskrendi į Ameriką ir ten ieškai savo laimės. Buvau sulaikyta muitinės. Mane nusivedė, patikrino telefoną ir aš tiesiog buvau pasimetus, nežinau, ką atsakyti ir tiesiog tylėjau. Ir tada, aišku, pareigūnai, jie tikrai gerai valdė psichologinės žinias, tiesiog iškart mane atsisuko ir Kaip savim pasitikėti, kaip save išgirsti? visų pirma atsisėsti ir paklausti savęs. Jeigu tai yra žmogus tavo brandos lygyje, tas žmogus priims tavo ribą. Jeigu tas žmogus sakys, neprisigalvok, tau čia viskas netinka ir taip toliau. Kai tu labai nori, tu gali. Žmogus, kuris nori, gali. Žmogus, kuris nenori, negali ir viskas. Tai šiandien pas mus svečiuose Eglė Šarauskaitė, makiažo meistrė, skaitmeninio turinio kūrėja. Ir žinai žinutę, kurią aš išsinešiau iš mūsų pokalbio. Visai neseniai mes čia bendravom. Tai yra drąsa. Drąsa veikti, drąsa būti savimi, drąsa parodyti realybę, kokioje tu gyveni. Visiškai nepagražinta, taip kaip yra, taip ir parodau. Tai gal gali truputėlį plačiau papasakoti, kaip tu priėjai prie to, kad tu nebijai apkalbų, nebijai heito, nebijai save parodyti. Kaip tu susikūrei? Sveikas, labai malonu matyti. Tai ačiū labai už pakvietimą, labai malonu. Ir tas klausimas, kurį tu man uždavei, visų pirma, norėjau padėkoti už tai, kad tu mane matai kaip drąsę, nes kas kam yra drąsa? Vienam drąsa yra šokti su parašiutu, ar ne, vienam pačiam, o kitam drąsa yra veikti, daryti, būti matomu, veikliu ir taip toliau, tai kas ko nori. Tai manau visų pirma, drąsa yra pasirinkti tai, ko tu nori, būti savimi. Tai jeigu tu įvardinai, kad mano drąsa atrodo kaip tas nebijojimas būti vieša, nebijojimas pasakyti drąsiai savo nuomonę ir svarbiausia, man nėra baisu, ką pagalvos žmonės apie mane. Ir kaip aš sakau, kad aš labai noriu, kad žmonės galvotų, aš labai noriu, kad žmonės sakytų, nes tik to dėka aš suprantu, kas yra tie žmonės, nes jeigu žmonės tylės, žmonės nekomunikuos su manimi, nesakys savo nuomonės, kaip man žinoti, kokia aplinka supa mane. Tai aš nebijau komentarų, aš nebijau nuomonių apie save, nes tik to dėka aš galiu tiem žmonėm padėkoti, ačiū, kad jūs sakot savo nuomonę. Nes jūsų nuomonės dėka aš išgirstu, kas jūs esat. Nes tai, ką jūs sakot, yra ne apie mane, o apie jūs. O kaip aš priimu, tai jau yra apie mane. Tai labai reikalinga tavo darbe, makiažė, ar ne, kad klientė atėjusi pasakytų, ko jinai nori, kad apibrėžtų, kad tu žinotum, kaip atlikti tą darbą. Kadangi jau su makiažais dirbu 11 metų, tai pirmaisiais metais tikrai man buvo labai svarbu žinoti, ko klientė nori, kaip jinai įsivaizduoja, kaip jie atrodys ir taip toliau. Bet dabar paskutiniai metai atrodo, ateina žmogus pas mane ir jin tiesiog atsisėda jau ir žinot, kad aš matysiu, kad aš žinosiu ir tiesiog tas toks pasitikėjimas jau yra atėjęs. Bet aišku, visada klausiu, į kokią šventę eisit, kokia jūsų apranga bus, vis tiek, kad vyrautų kažkoks balansas kartu, ne visiškai išsiskiriantis dalykai. Bet jo, tai visada mėgstu paklausti, ko norėtų, bet dažniausiai tikrai 90% klienčių sako, aš tiesiog tikiu, tavo patirtis, jo, nes jau vis tiek 11 metų jau pati kartais galvoju, eik tu savo. Kaip greitai laikas eina, bet kiek daug patirties. Tai tada galvoju ne apie laiko, apie patirtį, nes stengiuosi neskaičiuoti metų ir sakyti, kad eik tu savo, kiek daug laiko. Aš stengiuosi sakyti, kiek daug patirties. Tai jo. Jo, man dar vienas toks dalykas labai įstrigo. Tu labai puikiai susitvarkai su žodeliu ne. Žinai, yra labai sunku priimti, kai tau sako ne. Tarsi atrodo, užsidaro duris ir dabar, atrodo, visko nubrauksi, ką žadėjai. Bet tu taip puikiai perverti, sakai, žiūrėk, čia užsidarė, bet man kitur atsidarė. Ir nėra nieko blogo pabandyti dar kartą. Tu labai puikiai susitvarkai. Dabar taip, aš manau, kad ir tikiu, kad praeityje žodis ne mane labai skaudindavo. Tai būdavo pakankamai sunku su tuo susitvarkyti ir kai aš išgirsdavau ne, aš neturėjau supratimo, kad ne, tai reiškia ne šitai situacijai, bet kažkas kito atsivers, bet aš kažkaip neturėjau to suvokimo, kad jeigu man dabar sako ne, kad tas ne
kažkur kitur gali išaukti į taip. Tai vietoj to, kad aš suprasčiau, kad tas išauks į taip, aš stengdavus dėl tos pačios situacijos labai daug kartų. Ir man sako, ne, aš bandau prieiti kitaip. Bet prie tos pačios situacijos. Ir dar kartą sako ne, ir dar kartą sako ne. Ir labai daug kartų nudegdavau, bet aš save mažindavau. Ne, kad aš eičiau į kitą situaciją, aš mažindavau save, kad tas netaptų į taip. Bet čia buvo tas anksčiau. Tai aš manau, kodėl dabar ne, manęs taip nebepaveikia, nes aš praeityje esu ne vieną kartą nudegus nuo to, kad nebandydavau ne situaciją keist, bet save. Ne požiūrį, bet save. Tai dabar suprantu, kad ne save aš noriu ir ne save aš noriu keisti ir daugiau aš savęs nebekeičiu dėl to, bet aš tiesiog suprantu, kad tas ne yra šitai situacijai ir kai aš gaunu ne, suprantu, kad kažkur kitur bus taip. Tai toks, kad ne manęs nebeskaudina ir suprantu, kad tai yra ne prieš mane, o dėl manęs. Tai tas pasikeitė požiūris, bet kodėl, kaip ir sakau, todėl, kad tik nudegęs ir tik gavęs kažkokią skaudžią pamoką ar pajautęs, kad tu daugiau nebegali dėl to paties stengtis, kad jeigu tu stengiasi dėl to pačio dalyko 4-5 kartus ir vis dar išgirsti ne, tai tada gal nebeverta stengtis, nes reiškia kažkas geriau yra paruošta, bet šitam reikėjo laiko. Tu mini, kad įvyko pasikeitimai, o kas įtakojo, kas darė įtaką ar ne, tavo pasikeitimams, ką tu galėtum įvardinti? Lūžis. Lūžis gyvenime. Lūžis šiaip, labai didelės pastangos dėl kitų žmonių. Šiuo atveju santykius turėjau per labai didelį atstumą. Ir labai tikėjau šitais santykiais ir iki paskutinės akimirkos stengiausi. Ir nors ir žmogus galbūt tiesiogiai nesakė man ne, bet veiksmai ir žmogus sakė taip, bet veiksmai rodė ne. Tai kas čia vyksta? Aš nesuprantu, kodėl sakai taip, bet darosi ne. Ir tas toks lūžis, kad ir įvyko. Tu vėlgi labai gražiai pasakei, kad tada atsižvelgiai į save ir ne į savo vidų, pradėjai gilintis į psichologiją. Gal tu plačiau galėtum papasakoti? Taip, tai kaip ir minėjau, praeityje esu ne vieną kartą išgirdusi ne, bet tas ne privertė keisti ne situaciją, bet privertė keisti mane. Ir man taip atrodė, kad taip turi būti ir aš tikiu, kad tiesiog tai atsinešusi esu iš vaikystės ir visi kiti dalykai, nes mano laikais, nežinau kaip jūsų laikais, kaip jūsų tėvai, bet mano tėvai tikrai nesigilino į tą psichologiją, į savęs pažinimą, tiesiog jie ėjo taip, kaip eina visi, ta prasme, su ta pačia nuomonė, ką kiti pagalvos, galbūt kažkiek ir taip toliau. Mano tėtis buvo labai stiprus žmogus, gal jam nelabai tai buvo svarbu, ką kiti pagalvos, bet turiu omeny visą visuomenę. Tai vienas žmogus, kad truputėlį kitaip mąsto, neturėjo gal irgi tiek drąsos nukrypti į šoną. Tai irgi taip pat kaip tikiu ir dauguma, augom su to, kad ką kiti pagalvos, ten tylėk, būk gera mergaitė, neatsikalbinėk ir visi kiti tie dalykai. Ir kažkaip, aš net nebūčiau gyvenime kitaip pagalvojus, kad tu gali kitaip galvoti, kad tas tylėk, būk gera mergaitė ir panašiai gali būti kažkur nustumta ir kad kai aš šitą nustumsiu, aš galvodavau, kad tikėtina, liksiu viena, nes visi juk eina su to srautu, ar ne? Bet nuo to prisitaikymo prie kitų žmonių, kažkaip visą laiką labai stengiuosi prisitaikyti, kad kitiems būtų gerai, net geriau paaukosiu save, kad kitam būtų gerai, kad kitas laimingas būtų ir taip toliau. Ir kažkaip paskutinius 2 metus, kaip ir minėjau, turėjau santykius per didelį atstumą ir kažkaip aš labai daug stengiuosi dėl šitų santykių. Mano santykiai buvo per atstumą, o atstumas buvo nuo Lietuvos iki Amerikos. Ir aš per tą laiką atsisakiau, negaliu sakyti atsisakiau, nes tai nebuvo, kad aš nutryniau savo buvusį gyvenimą, bet tiesiog bandžiau perkelti save į kitą žemyną. Ir nebuvo taip, kad 100% viskas pasiteisino, veikia ir taip toliau. Atrodo, aš dedu, bet kažkodėl neišeina, aš dedu ir kažkodėl neišeina. Ir galvoju, lyg ir jau išmokau tą, kad gavusi ne, galiu eiti pirmin, bet kažkodėl čia žmogus sako taip, bet darosi ne. Ir tada supratau, kad man reikia kažką su tuo daryti, pradėti gilintis, domėtis ir tas privertė, šitą situaciją privertė mane atsisukti save ir klausti savęs, kodėl veiksmai ir žodžiai nesutampa. Bet iš kur pas tave tiek drąsos
tiesiog va taip sugalvoti ir viena pati, tu viena pati. Nu, žinai, aš žiūriu per savo prizmę, ko aš bijau. Nu, aš bijau tos vienatvės ar nebijau viena pati, o tu taip drąsiai išskrendi į Ameriką ir ten ieškai savo laimės ir ten laukia tavo antroji pusė ir ten dėliojas, tu jau ir karjerą bandai dėliotis, ne tik santyki. Ta prasme, čia reikia daug drąsos. Tu nebijojai būti viena? Ne. Nes tuo metu, kai sugalvojau šitą didelį žingsnį keliauti taip toli, aš buvau viena, tai turiuomenį nebuvau santykiuose ir man tiesiog buvo labai įdomu išbandyti save keliaujant į ilgesnę kelionę. O kaip gimė ta mintis? Tai tiesiog aš labai mėgstu fotografuotis, aišku, makiažus fotografuotis, save fotografuotis, gamtą ir taip toliau. Ir atsitiko tokia situacija, kad mano telefone prisikaupė labai daug nuotraukų. Ir aš galvoju, kada išsitrinti tas nuotraukas? Nėra tokio momento tinkamo. Ar atrodo, yra momentas, bet nenorėjau rasti momento. Ir galvoju, aš žinau, aš nuotraukas geriausiai trinu, kai aš esu skrydyje. Bet skrydžiai po Europą labai trumpi. Galvoju, kur čia nuskristi, kad galėčiau išsitrinti nuotraukas. Ir galvoju, reikia ilgo skrydžio. Ok, gal Indonezija, gal Tailandas, gal kažkur į Aziją, ar tada galvoju, Ameriką. Ok, Amerika. Bet ką daryti, kaip užsidirbti tiek pinigų, taip, kad pavyktų nuskristi tokį ilgą skrydį. Ir tada galvoju, aš jau turėjau patirties vedant makiažo kursus Danijoje ir Ispanijoje Tenerife saloje. Ir galvoju, bandau šitą variantą. Puikiai pasiteisino praeitie ir bandysiu dabar. Tai tiesiog labai spontaniškai gimusi mintis labai puikiai pasiteisino. Susiorganizavau savo asmeninius makiažo kursus Amerikos lietuviams, nes aš ieškojau būtent, kad būtų lietuvių grupė, nes norėjau... Bendruomenė. Jo, lietuvių grupė, lietuvių bendruomenė. Tai tiesiog pasidomėjau apie grupės, kokias moteris, kur, kaip ir tiesiog pateikiau užklausą, kaip skelbimą sukūriau. Atsirado labai daug moterų, kurios norėjo į mano makiažo kursus. Ir aš užsipildžiau tą grupelę, surinkau avansus. Ir tiesiog nusipirkau skrydį, rezervavau viešbutį, susiradau merginas, į kurias kreipiausi, ar galėtų man padėti, kaip pavyzdžiui, pervežimai ir taip toliau, nes viskas kitaip ten negu pas mus. Tai šiek tiek sudėtingiau galėjo pradžio atrodyti, nes visai kitas žemynas ir taip toliau, bet kažkaip galvojau, kad aš noriu augimo, o augimas kada vyksta? Lipimas iš komforto zonos. Taip, lipimas iš komforto zonos 100%. Ir galvojau, parau ir viskas, nesvarbu man. Ir taip ir išskridau. Ir tas buvo, kad ir kelionės norėjau, ir skrydžio ilgo, ir kelionės, ir tuo metu pasidarbuoti, susipažinti su kitoje pasaulio pusėje gyvenančių lietuvių bendruomenė. Ir tas labai fainai buvo, tikrai labai įdomi patirtis ir nebuvo baimės tą viską daryti vienai, nes aš žinau, kad jeigu bet kada nutiks taip, kad nei vieno žmogaus aplink mane nebus, ar ne, aš visada turėsiu save. Nesvarbu, kas nutiktų. Mama, sesė, brolis, tėtis, tėčio nebėra 6 metai. Bet gal man įvyko tos didžiausias lūžis, kai mano tėtis mirė, nes tėtis buvo mūsų šeimos stuburas. Visą laiką, kai kažkas nelaimė, bėda, ar kažkoks sunkumas, kol gerai, ar ne, kai atsitinka kažkokia bėda, mes visą laiką ieškom į ką atsiremti, nes mes tokie kartais būnam vėjo pučiami žmonės, kurie, kol dar tas stuburas susiformuoja. Ir mes visą laiką mano šeimoje, tiek sesė, gal tiek brolis, tiek aš, kažkaip jautėm visą laiką, kad tėtis yra mūsų atrama. Ir mano tėtis mirė nuo infarkto, tiesiog, visiškai iš niekur netikėta buvo. Ir tada mes, tai kas dabar? Ir toks, kas padės, ir dabar patys. Ir nuo to kažkaip atrodo, pats sunkiausias tuo metu atrodęs gyvenimo sunkumas, tiek sustiprino ir stoti ant savęs, ant savo kojų ir, kaip sakau, užaugino tą tvirtą stuburą, bet minkštą priekį. Tai atrodo, tas priekis toks yra dar minkštas, švelnus, bet tas stuburas jis reikalingas labai tvirtas, nes tas tvirtas stuburas ir tos patys didžiausi sunkumai, patys didžiausi išgyvenimai, kaip aš sakau, kartais netgi netektis,
neduok Dieve, bet ji tikrai labai sutvirtino. Užgrūdino ir todėl gal, kaip ir sakau, kad kodėl nebijojau viena, todėl kad žinau, kad visada save turėsiu, nes žmonės išeina, grįžtu prie to, kad ar tai tėtis, ar mama, ar šeima, ar vyras, ar vaikai, bet koks gyvenime žmogus, tu niekada nesi garantuotas, kad tas žmogus visą laiką bus su tavimi. Ir jeigu tas žmogus išeis, ar vienas, ar kitas, ar trečias, kažkada tu galų gale, kaip sakau, vieni atėjom, vieni išeisim. Tai išmokti tą santyki, kurti su savim, būti su savim, mano nuomonė, tas yra labai svarbu. Aš nemokėjau, tikrai visada galvodavau, kad reikia su kažkuo būti, kažką griebtis, nes kaip aš dabar viena būsiu. Man atrodydavo kažkada net į parduotuvę nesmagu vienai nueiti, o dabar aš tiesiog galiu skristi, per Atlanto vandenyną viena pati. Aišku, mane ten pasitiko ir visą kitą, viskas gerai, bet turi menyti tą drąsą, kad skristi viena, eiti pro muitinės apsaugą, per patikrą, kalbėti anglų kalbą, būti nepasiruošusi į klausimam, nes tu niekada nežinai, kokie bus užduoti klausimai ir šiaip tu nieko nežinai, nes, viskas kitaip. Bet tada galvoji, aš noriu, aš eisiu, aš bandysiu ir kaip tik labai smagu įkristi tą nežinomybę, nes tu joje augi. Tu pamatai save iš visų kitų pusių, kokių gali susipažįsti su savim per neplanuotas ir netikėtas situacijas, tu susipažįsti su savimi. Tai ir būtent vėl grįžtu prie to, kad labai gerai yra mano nuomonė, nežinau, niekam neperša, bet labai yra gerai turėti tą ryšį ir santykį su savim, nes galų gale vis tiek, jeigu nieko neliks, tu visada turėsi save, o jeigu bėgi nuo savęs, tai kaip tada? Ir tu labai nuoširdžiai dalinaisi su visom savo patirtim. Iš tikrųjų, be jokių pagražinimų, o teko ir susidurti su tam tikrais sunkumais pačioje kelionėje, ar ne? Buvo nesklandumų, buvai pakviesta ar net apklausai, jeigu neklystu. Jo, paskutinį kartą dabar tai realiai aš 2 metus, kaip ir minėjau, buvau santykyje, skraidžiau pirmyn atgal, nuskrisdavau, po 3 mėnesius pabūdavau, grįždavau į Lietuvą ir taip tęsiasi 2 metus. Tai pirmi kartai, kai skraidžiau po 3 mėnesius, tai buvo smagu, faina, Amerika, po gatvės vaikštų viena pati, ten tyrinėjo, eksplorino. Bet vėliau maždaug praėjus metam, gal 10 mėnesių, 11 mėnesių, galvoju, aš jau prisivaikščiojau. Ką paveikti? Ką veikti? Ta prasme, toks, aš labai galiu prisitaikyti ten, kur mane įmesi, aš ten prisitaikysiu. Bet aš kaip pajutau, kad aš prarandu save, prarandu savo visas veiklas, nes kaip ir kalbėjom, aš esu makiažo meistrė, turinio kūrėja, mėgstu fotografuotis ir šiaip fotomodelis esu, dar viena mano kryptis. Ir tas toks atrodo, nebėra nei vienos tos veiklos. Tai kažkaip nebesmagu, visai prarandu save, ką aš tos storius dedu iš Čikagos gatvių, žmonės per tą patį mato. Iš tikrųjų, visų pirma, net nesvarbu, ką žmonės mato, svarbu, kaip aš jaučiuosi tą darydama ir aš jaučiau, kad aš tą patį darau ir man nebeįdomu darosi. Nes jeigu aš savo neįdomi, kaip aš kažkam kitam galiu būti įdomi. Tai tas ir jaučiasi energija žmonėm. Ir galvoju, aš noriu grįžti į savo veiklas, užsiimti makiažais ar kažkokio turinio kūrimu ir taip toliau. Tai gavau ir pati įdėjau save į tokias situacijas, kur aš galėjau šiek tiek darbuotis su makiažo projektais. O tas dokumentas, tas leidimas, su kuriuo aš keliavau, nesuteikė progos ir galimybės dirbti su makiažais. Bet, tai gavosi taip, kad aš dirbau, nors tas nebuvo leidžiama su mano dokumentu, tuo popierium, su kuriuo aš keliavau. Ir taip kurį laiką aš tą dariau, kad leidausi su makiažais, nors nebuvo galima. Bet nes vis tikėjau, kad ilgai tas netruks, nes esu santykiuose, esu susižadėjusi. Tai logiška, kad taip ir tas momentas nuo to, kai susižadėjom, atrodo, galėtų būti kaip ir toks momentas, kur tu jau gali duoti savo laiko pasimėgoti su žadėtuvėm. Bet mūsų atveju, kai yra tokia situacija, kad jeigu aš iš Lietuvos, jis iš Amerikos, mums reikia vestuvių dėl tos priežasties, kad aš galėčiau dirbti. Aišku, aš norėčiau gal ten su žadėtuvėm metus laiko pasimėgoti, bet mums
tiesiog pati politika užsienio nelabai to leido, tai aš galvojau, kad piršlybos įvyko, tai dabar sekantis žingsnis jau bus kaip ir santuoka, nes santuoka reikalinga, kad aš galėčiau pradėti dirbti. Nes aš nenorėjau būti nelegaliai, ta prasme, kažkaip, kaip aš sakau, ne taip mane tėvai augino ir tėtis nebūtų patenkintas, sužinojęs, kad jo dukra skraido pirmyn atgal be legalaus leidimo ten dirbti. Ta prasme, ir tiesiog, ir nebūtinai tėtis, bet aš pati prieš save jau pradėjau blogai jaustis. Ir galvoju, okay, tas greit pasibaigs, nes čia nelabai sąmonė, man taip atrodė. Ir tas nebūtinai pasibaigė ir aš toliau taip skraidžiau, be žinojimo, tiesiog pirmyn atgal, atsakymų nėra, nieko nėra, viskas neaišku, kaip čia yra. Ir galiausiai paskutinį kartą, dabar naujiems metams skridau ir aš buvau sulaikyta muitinės. Tiesiog ir jo muitinė mane nusivedė, patikrino telefoną, rado WhatsApp susirašinėjimo platformoje žinutę apie tipsus, o tips tai yra kaip arbatpinigiai lietuviškai. Ir viskas. Ir jie suprato, kad aš buvau gavusi už savo makiažus uždarbį, o tas nebuvo leidžiamas su tuo metu mano keliautų dokumentu. Ir tiesiog jie sako, viskas, klausė manęs, mes matom žodį tipsai, tai reiškia, tu dirbai. Ir aš tiesiog buvau pasimetus, nežinau, ką atsakyti ir tiesiog tylėjau. Ir tada, aišku, pareigūnai, jie tikrai gerai valdė psichologinės žinias, tiesiog iškart mane atsisuko ir dirbai. Spaudimas. Jo, logiška, aš jau vietoj tą patį daryčiau, ta prasme, ir aš jas pilnai suprantu ir viskas šiokiai su tuo. Ir jau sakau, dirbau. Viskas. Ir žodžiu, mane išsiuntė į Lietuvą. Sunkus laikas tada buvo, ne? Užgrūdino, vis tiek tave išaugino kaip asmenybė. Kuris? Tas sulaikymas? Ir pats, taip, tu su katinėliu savo buvai, ar ne? Nei ten maisto, nei gėrimo. Iš tikrųjų, atvirai sakant, nebuvo sunkus tas laikas. Tiesiog aš supratau, kad tai nebuvo iš oro, tai nebuvo dalykas, kuris negalėjo atsitikti, tas dalykas galėjo atsitikti bet kurį kartą, kai aš atskridau, bet visus praeitus kartus man tiesiog labai fainai, labai gražiai pasisekė, nes aš net kažkurį kartą, gal 4. ar 5. savo atskridimą, priėjau prie muitinės darbuotojo ir jisai matė, kad aš buvau irgi su katytė atskridus. Katytę čia laikiau, buvo labai daug daiktų, ten, ta prasme, mano lagaminai viršijo limitus ir buvo ekstra sumokėta. Matosi, kad žmogus atvažiavęs jau ilgesniam laikui pabūt ir jisai taip, ir dar aš buvau tada su žiedu savo sužadėtuviu. Ir jis man sako, tu vedusi tas muitinės darbuotojas, nes ten jie labai tikrina stipriai viską. Sakau, ne, čia aš susižadėjus, sako, kur tavo sužadėtinis? Sakau, ten laukia, sako, jis Amerikos pilietis, sakau, taip. Sako, gerai, good luck, Eglė. Ir praleido, nes maždaug suprato visą esmę, nes dėl politinių kai kurių dalykų pasiklausė jis tam tikrų klausimų tikriausiai ir viskas. Tai aš manau, kad jis tiesiog jau tuo metu mane įleido ir eik mergaitė, darykis, ką tau reikia. Bet, sakau, tai buvo tokių rizikų tikrai ne vieną kartą ir visą laiką, kiekvieną kartą skrendant buvo neaišku, kas ir kaip. Bet, paskutinį kartą buvau sulaikyta ir viskas. Ir kodėl, kai sakai, kad tikriausiai sudėtingas išbandymas, nebuvo sudėtingas, nes aš tuo metu net nesupratau, kas vyksta. Aš tiesiog klausiau, ką sako, ką reikia daryti ir viskas. Ir tuo labiau žinojau, kad esu su Diva, savo katytę ir galvojau, aš turiu ją pasirūpinti. Jinai mane lydi kelionę, į ilgą kelionę, jinai su manim jau beveik 12 metų kartu, jinai mane palaiko, perina gyvenime nuo 20 metų, jinai kartu su manimi, ar ne? Tai galvoju, tas pats nuo 20 iki 32, čia mano gyvenime keitėsi dalykai ir tas toks pats didysis augimas. Tai galvoju, aš dabar tavim rūpinsiuos, aš žinau, kad aš visą tą atlaikysiu. Ir aš tave labai myliu ir tu su manim. Bet tu buvai kažką minėjusi apie projektus, kažką apie Hollywoodą, buvai užsiminusi. Papasakok truputėlį plačiau, labai toks įdomus momentas, žinai, ne kasdienis. Jo, nuskridom mes atostogų vieną kartą į Kaliforniją, į San Francisco. Bet San Francisco gal manęs taip neužkabino, buvo gražu, pavaikščioti keletą dienų ir viskas. Bet mano svajonė, viena iš svajonių, noras labai didelis buvo Los Andželą aplankyti. Ir kai mes nuskridom, dabar čia galvoju prieš, kiek čia, pusę metų, gal kiek čia kaunasi tų mėnesių, prieš naujus metus. Ne pusę, žodžiu, nesvarbu. Ir man tai patiko, aš atsimenu, išlipau iš lėktuvo ir įkvėpiau to kvapą ir galvojau, mano.
žmonės matosi tokie įvairūs, vieni labiau pasitempę, kiti tokie kaip hipiai, treti tokios panos, europietiškos, ta prasme, tiek daug skirtingų žmonių ir galvoju, mano, nes aš taip mėgstu tarp žmonių, bet taip mėgstu bendrauti su labai daug skirtingų ir įvairių žmonių ir galvoju, čia mano. Ir tada mes ten, kai, sakau, mes, nes su buvusiu sužadėtiniu mes ten keliavom ir aš susipažinau su ten irgi gyvenančiom lietuviam, lietuvių bendruomenė ir taip toliau. Ir tiek susidraugavom, tiek susibendravom, kad iš tikrųjų dar buvo, kad aš pati, kai grįžau iš Los Andželo jau į Čikagą, perskaičiau Instagrame žinutes, buvo keletas moterų lietuvių parašysios, matau, kad esi Los Andžele, gal galim susitikti ir taip toliau. Tai ta prasme, ne aš jau pažinčių ieškojau, kur esu atvažiavus, jau man rašė, kad su manim norėjo susitikti. Ir vėliau mes su to merginom šiek tiek pabendravom ir taip toliau. Ir gavau netgi kaip ir pasiūlymą, kaip ir nurodymą, kur ir su kuo bendrauti, kad galėčiau dirbti Beverly Hillse su makiažais. Ir aš galvojau, nes kaip yra Amerikoje? Amerikoje europietės ir europiečių makiažai yra labai vertinami. Rimtai? Taip, o kodėl? taip. Kas išskiria būtent iš visų? Švara, išlaikymas. Ir estetika, kaip jūs kalbėjote. Perfekcionizmas. Toks mes esam, jeigu mes pradėjom, mes pabaigsim iki galo. Kruopščiai, švariai, tvarkingai, aišku, kas kam yra tvarka. Tai žinot, čia kiek žmonių, tiek nuomonių. Bet, būtent ką amerikiečiai ar Amerikoje gyvenantys žmonės apie europietės įvardina kaip makiažą, kad yra tvarkingas. Taip. Tvarkingas, gerai užfiksuotas, gerai laiko, švarus, neperkrautas, ta prasme, atitaikytas žmogui. Tai aš, kadangi jau 11 metų patirtį turiu, tai pabendravau su keletu žmonių ir sako, kad netgi nurodė, kur galėčiau dirbti, su kokiais žmonėm, jau kontaktus gavau ir man teliko tik tai realiai pabendrauti su tai žmonėm ir aš būčiau galėjus bandyti ten įsitvirtinti. Bet aš, kadangi neturiu jokių leidimų dirbti, ta prasme, aš nenorėjau rizikuoti su savo tik tai kelioniniu dokumentu, tai aš neturėjau tos galimybės, nes šiaip net ir Čikagoje buvau gavus pasiūlymą dirbti vienam gerai žinomam lietuvių salone. Tai irgi tiek ir širdį paglosto, tiek ir galėtų būti gyvenimo svajonė, kuri per plauką pasiekiama tarsi. Taip, bet neišėjo, nes tiesiog reikėjo to leidimo, ilgalaikio leidimo gyventi Amerikoje, o aš jo neturėjau. Tai jį reikėjo gauti arba su santuoka, arba su tam tikrom vizom. Tai dar buvau kreipusis į advokatę irgi dėl keletos vizų pasikalbėti. Tai labai smagu buvo, nes advokatė man pasiūlė. Aš buvau girdėjus tokią vizą kaip menininko vizą. Advokatė paminėjo keletą tikrai pakankamai garsių ir žinomų žmonių Lietuvoje pavardės, kuriem jinai darė tą vizą. Ir aš galvoju, eik tu savo, tie žmonės tikrai labai daug pasiekė. Ir galvoju, ar man išeitų tą menininko vizą. Tas artist viza, ar ne? Ir advokatė pradėjo manęs klausti, ką tu esi padarius. Šiaip pradėjau vardinti ten visas Pietinio kronikos, X Faktorius, Eurovizija, koncertai, stand-upai, arenos teatras, žodžiu viską. Net ne tai, kad viską, bet tuo metu kas šovė gal ir ką atsiminiau. Ir jinai sako, darom. Darom. Ir viskas, žodžiu, bet, susiklostė taip, kad tiesiog santykis nutrūko, mano santykiai buvo, ne tai, kad nutrūko, santykiai buvo sąmoningai ir brandžiai užbaigti. Tai dėl tos priežasties nebesidariau vizos ir tiesiog viskas atsitiko taip, kad aš esu čia. Ir niekas nevyksta veltui. Jo, tai žodžiu sakyti, kad organiškai viskas labai susidėliojo, kad sako visą tą ten ne, tau yra planų čia ir ko gero. Taip, ir aš sakau tikriausiai, ne kad tikriausiai, o tikrai žinau, kad pakankamai stipriai 2 metus daužiau galvą į sieną, kad pasisektų dalykas, kur aš galvojau, kad yra mano, bet visi ženklai, ypatingai šis paskutinis ženklas parodė, kad ne. Ir iš tikrųjų dabar būčiau dar turėjusi, man atrodo, dar skrydyje būčiau buvus
Pagal seną planą, jeigu būčiau buvus įleista į Ameriką, tai aš dabar skrydėje turėčiau būti arba jau Vilniui nusileidus. Tai va, matot. Tai jeigu ne tas sulaikymas, nebūtume čia susitikusios dabar šiandien. Kaip sakom, niekas nevyksta veltui, Ne, ar ne? ne. Visai nesenai buvo tavo gimtadienis, tu Taip. savo pasidovanojai solo kelionę. Tai būtų smagu išgirsti apie tai plačiau. Tu mums šiek tiek patviravai, kad buvo tikrai geras laikas su savimi, ne? Labai geras laikas su savimi, ačiū už klausimą. Tikrai kiekvienam linkėčiau per gyvenimą patirti tokią kelionę, nes tai yra geriausias ryšys ir geriausias santykis su savimi, kai tu kažkur įsistatai save, bet tikrai viena, nes ten ar į Ameriką, ar į Tenerifę, ar kažkur, kur esu skridusi, ar tai su kažkuom, arba kažkas mane pasiimdavo. O čia aš planuotai susiorganizavau kelionę, kur aš viena skrendu per savo gimtadienį, nes aš savo gimtadienį turėjau praleisti Los Andžele pagal planą, bet savo gimtadienį nusprendžiau sutikti Maltoje. Tai buvo tikrai labai geras laikas, pradžioje išskridau dėl 2 naktų, bet taip patiko. Prasitęsiau iki 5 naktų ir 6 dienų, tai buvo labai geras laikas. Ta prasme, net neturiu nieko kažko pasakyti neigiamo, kad ne faina, liūdna ar kažkas tokio. Tikrai labai geras laikas. Žinoma, telefonas, aišku, kartu su manimi ir bendrauju su žmonėm, bet tikrai nesijaučiau vieniša, nes aš galvojau, kad žinau, kaip jausis, ar jausis labai vieniša, ar ne. Visiškai nebuvo nulis vienišumo jausmo, atrodė, kad aš tiesiog ant tiek užsipildžius pati su savim savo gero santykio ir liuks buvo. Tai išdrįsau ir kavos nueit pati vienai kavinę atsigerti. Tas buvo, taip, pradžiai gal ne faina visai, bet po to, kai priėmiau tą, kad aš čia viena, čia mano laikas, čia mano gimtadienis, viskas ir toks, tikrai labai gerai, nebuvo jokių kompleksų ar kažko tokio, nes ir šiaip visur aplink žmonės, eini į vieną vietą su kažkom bendrauja, eini į kitą vietą su kažkom bendrauja ir netgi tokių pat bendraminčių buvo, kurie merginų, tarp kitko irgi, kurios pačios vienos keliavo, su stovais, filmuojasi save, tai Šiais laikais nebe naujiena, ar ne? Taip, ir aš pati tą dariau ir filmavaus ir fotkinus. Net nei vieną kartą nepaprašiau, kad kažkas nufotkintų. Kažkaip viską su savim susitvarkiau pati. Tai geriau prieidavau prie kokių žmonių paklausti, kaip, kur nueiti, ar kažką kaip padaryti, ar tiesiog kokiu nors elementarių klausimų apie vietą esančią. Ar ten tiesiog gatvėje kažkas mane užkalbindavo, tai tikrai ne dėl to ir neprašydavau fotkinti, o geriau pasikalbėti apie čia ir dabar. Tai toks, smagus visai reikalas, solo kelionė, labai, labai rekomenduoju. Praturtinanti, ar ne? Kelionė, kur Savo vidų pakrauni iš save iš vidaus. Savo vidų tikrai asmeniškai. Aplamai, tau tas santykis, taip stebinti šoną, ar ne? Man toks jausmas, kad įvyko tavyje lūžis ir tu pradėjai eiti į gilį santykį su savim. Buvai minėjusi, kad ir ta kelionė buvo tavo pirmoji, ar ne, kada tu viena pati leidai savo išbūti visą tą laiką su savim ir tau labai patiko. Tai iš esmės, tai ta kelionė į Ameriką, ar ne, tai atvėrė tuos kelius į savęs pažinimą, ar galėčiau taip teikti? Iš tikrųjų, net ir prieš Ameriką buvo, kad kažkiek man įdomios tos citatos būdavo, kurias Instagrame pamatydavau, bet tos citatos kokias nors, tos įkvepiančios, bet tos tokios bendros. Bet tokio dalyko, kad kaip pavyzdžiui tai, ką žmogus sako ir apie jį, kaip reaguojam apie mane, aš tikrai nebūčiau to anksčiau supratus. Tai būtent prieš iškeliavimą į Ameriką, nes ten labai daug skirtingų kultūrų, labai daug skirtingų žmonių ir tas susidūrimas su tam tikrai žmonėm privertė susimastyti ir gal net save labiau pamatyti, nes, kaip sakau, bet koks gyvenime santykis, į kokį įeisim, parodo mum, kas mes esam. Jeigu, pavyzdžiui, aš einu gyvenime ir susitinku vieną žmogų, antrą, trečią ir, tarkim, nebūtinai esu patenkintas tuo santykiu, tada kyla klausimas, kodėl aš vis atsiduriu, tarkim, kodėl aš pasirenku, ne kad pritraukiu, bet pasirenku, nes tas toks, ką reiškia pritraukti, mes dažnai sakom pritraukiau, bet mano nuomonė, aš pasirenku, nes jeigu tu nenori, tu negali bendrauti, nėra, kad pritraukiu ir dabar pritraukiu ir būna kažkas, ne, mano nuomonė, kad mes patys pasirenkam ir tada aš galvoju, kodėl aš renkuosi taip, kad įeinu kažkur ir nebūtinai man užsipildau ir esu patenkinta. Tai ir kai išskridau į Ameriką ir ten sutikau vienus, kitus, trečius žmonės, tai kur nebūtinai buvo tie santykiai išpildyti taip, kad aš jaučiau, kad ramu man,
aš pradėjau savo uždavinėti klausimą, kodėl pasirenku, kodėl įeinu į tokią situaciją, kodėl, žinai. Ir tada gimė tie klausimai savo ir pradėjau ieškoti atsakymų. O nebuvo kada noro šiek tiek, žinai, visi tave seka, visi tave žiūri. Ar nebuvo kada noro parodyti truputį kitaip, kad yra viskas gražiau, geriau ir labiau eina į tavo viziją? Ar nebuvo noro šiek tiek pameluoti? Žinai, tas instagraminis gyvenimas. Instagraminis, teisingai Julija sako. Aha, geras klausimas. Praeityje, kai turėjau praeitus santykius, tai buvau ta, kuri žiūrėdavo Instagramą ir save gal naudosiu žodį tarkuodavau. Ne kad smerkdavau, bet toks, kodėl aš taip negaliu, va, jie čia keliauja, kodėl aš negaliu. Ir toks, maždaug, eik tu savo, tarsi aš tam tiek energijos išnaudojau, tad kodėl va jie gali, jie turi namą, jie turi ten automobilį, kodėl aš negaliu, tarsi aš žiūrėjau, ką kiti turi. Ant kiek tai yra energijos švaistimas pro kraštus, kur aš sudužus stiklinę ir tu bandai ją ten klijuoti, bet dar švaistai ir bėga viskas pro šonus ir toks, kodėl? Ir tada, tai tas buvo tas, kad anksčiau man buvo labai svarbu tas įvaizdis. Bet įvaizdis, bet nesistengiau savo įvaizdžio kažkokio gražaus sukurti, bet save tarkuodavau, kad kiti turi labai gražų įvaizdį. Ir tada reiškia lyginimasis. Lyginimasis. Tam tikras lyginimasis, bet aš šiaip esu už lyginimąsi, bet ne konkurencija. Man pasilyginti. Augimą, ar ne? Augimą, kad, pavyzdžiui, aš pamatau, tarkim, žmogų, kuris jaučiu, kad yra už mane aukščiau paaugęs tam tikrais keliais laipteliais ar tiesiog karjeros srityje, bet aš su juo nesilyginu iš kažkokios tamsios energijos. Aš tiesiog galvoju, wow, liuks, šaunuolis. Ok, aš norėčiau pasiekti tą jausmą, kurį jis jaučia būdamas savo šitam kely. Nenoriu kopijuoti, nes mes visi skirtingi, ar ne? Aš nenoriu nukopijuoti, bet aš noriu jausti tą jausmą, kad aš jaučiu pilnumą pasiekus, kaip tas žmogus turi kažką pasiekęs. Tai tas toks, motyvacija. Tai ne apie tą nesveiką lyginimas, aš net nežinau, nes aš tikiu, kad aš jį gal praeityje kažkiek turėjau, kad kodėl jis, o kodėl ne aš. Nes jie tiesiog daro, eina, nori ir taip toliau. Tai kai kažkaip supratau, kad kai tu pats viską gali padaryti, o ne kad žiūrėti ir stebėti, kad kiti gali ir taip toliau. Tai aš tikiu, kad galbūt kažkas dabar mane stebi ir galvoja, kaip jinai gali, kaip jinai padaro, čia viskas ant delno padėta. Ne, niekas nėra ant delno padėta, viską pati. Tai tas lūžis irgi toks suvokimas, kad nesivaikyti to gražaus ir gero įvaizdžio, nei pačiai vaikytis, nei pačiai parodyti. Bet... Ir tai nebemadinga, gal net sakyčiau, dabar labai norisi... Nuoširtumo, natūralumo. Tikrumo, net buitiškumo, sakyčiau, ar ne? Pamatyti, kaip yra iš tikrųjų, nes... Žmonės atranda save gal tame, ne? Labai teisingai Julija sako, atrandi save, priartėjai prie to žmogiškumo, žinai, taip kaip yra iš tikrųjų, nes kai tu lyginėsi su tais standartais, kurių galbūt net nėra visai gyvenime, o jie yra sukurti, ar ne, ypatingai dar ką galiu paminėti, kad jaunas mergaitės ypatingai josgi lyginasi, kopijuoja ir neįvertina tai, kad ten yra pateikta nerealybė, o iškreipta realybė. Gražus fasadas, taip. Tai ir iš esmės nešam net ir tokią atsakomybę, ar ne, ką aš rodau jaunam žmogui, kuris... Ir tu tą atsakomybę jauti. Tikrai taip, ypač dar kai pradėjom kalbėti apie jaunus žmonės, nes aš pati dirbu su jaunom mergaitėm modelių mokykloje. Čia labai įdomi tema, papasakok. Tai dirbu Šiauliuose ir dabar jau su Vilnium pradėjau darbuotis, nes truputį plečiuos. Ta prasme, esu makiažo dėstytoja vienoje modelių mokykloje ir su kita jau pradedu darbuotis Vilniuje. Tai ten tas pats, tik tai skirtingose miestuose. Tai aš suprantu, ką reiškia dirbti su jaunom mergaitėm, kuriom dar viskas tik formuojasi, suvokimas, supratimas, nes mano grupės yra nuo 3 metukų mergaičių. Tai ir mano dukrytė ten pakliūna į tą. Labai fain, labai džiaugiuosi. Tai nuo 3 metukų iki 17 metų mergaitės ir yra grupėm. Ir aš matau,
kaip yra svarbu jaunom mergaitėm, merginom perteikti tai, kas yra tikra, o ne tai, kad jas norėtų, kad būtų ir panašiai, kad būt momente čia, o ne sukurt kažkokią nerealybę. Tai va, turiu tą tokią patirtį su jaunimu dirbti ir labai mėgstu todėl tą tikrumą ir nenoriu jom piešti to, ko nėra. Gal kažkada pati, vat, kai ne kad vaikiausi, bet stebėjau kaip kiti, o ne kaip aš, turėjau tą tokį kažkokį užmestą uždangalą ir negyveni savo emocijų, negyveni savo dabartyje, bet galvoji, kaip galėtų būti. O kaip galėtų būti? Taip, kaip tu pats žmogus ir pasidarai. Tai... Žmonės mato tavo didžiulį talentą ir potencialą ir tave kviečia ir į mokyklas, ar ne, ir į kolegijas, pasakot savo istoriją, savo sėkmės istoriją. Tai irgi labai gražus pavyzdys įkvėpti tos jaunus žmonės, pasidalink truputėlį. Tai ačiū. Tas labai smagu iš tikrųjų, kad per 11 metų patirtį, nuo kai baigiau kolegiją, ar ne, pirmąją savo bakalauro studijų programą, iki dabar esu kviečiama su jaunais žmonėms, su vaikais, nes tai esu ir kolegija buvus pakviesta, ir į mokyklą. Mokykloje tai 10-11, o kolegijoje jau ten vyresni, bet vis tiek esmė, kad jauni labai žmonės. Tai labai smagu, kad taip manim pasitikė ir jie klausosi ir užduoda klausimus ir taip toliau. Tai tas labai smagu ir tada, kai tu atsistoji prieš auditoriją jaunų žmonių, tu supranti, kad tu gali kažkiek juos pakreipti. Aišku, jie nebūtinai ten išsineš kažką, ar ten išgirs. Kiekvienas išsineš tai, ką norėjo išsinešti. Ar tiesiog valandą prasėdėjimo ir... Kiek jie atviri priimti? Taip. Nes tu duodi, bet kiek atviras žmogus priimti. Taip. Bet žinai, ką žavi, tu nesi sausas pedagogas, sausas mokytojas. Patirties, ne iš tavęs vidaus. Žinai, kaip vaikam yra įdomu, ypatingai jaunimui, turėti šalia savęs mokytoją, kuris veikia, yra veiklus, kuris matomas socialinėje erdvėje, yra tas skaitmeninio turinio kūrėjas. Žinai, kaip jie informuoja, kaip jiem tas įdomu. Ir iš esmės, tu turi labai didelę galią nukreipti juos. Labai tinkamą kryptimą, ar ne? Jos įtakoti, rinkti save, ar ne, išgirsti, paklausyti, ko jie nori. Ir tiek ir Zenta, tiek ir aš, irgi dirba mokykla ir mūsų didžiulė užduotis, įkvėpti tą jauną žmogų. Ir tai įpareigoja, bet kartu ir labai pamaloninta, kad mes galim tai duoti žmonėms. Aš manau, kad labai įpareigoja visų pirma, mano nuomonė, būti sąžiningu prieš save. Nes jeigu norim kreipti jauną žmogų kažkur, ar būti jiem kaip tas kelrodis, rodiklis ir taip toliau, tai svarbiausia, kad žinotume, kur kreipiam tą žmogų, nes jauni žmonės, jie dar nežino, už ko kabintis, jiem ir tas atrodo gerai, ir tas gerai, ir tas gerai, bet mums sąmoningai suprast, kur mes norim tą žmogų pakreipti, nes būt sąžiningu, kreipiant jauną žmogų, man labai svarbu būt sąžininga prieš save. Būti gerų pavyzdžių, ar ne? Pačiai su savim gerai elgtis, ar ne? Susibalansuoti, harmoningai, klausyti savęs, augti, psichologiją domėtis, ar ne? Ta, ką mes čia kalbėjome. Dar viena tavo kryptis. Taip, aš labai... Kiek tų krypčių tik spėja gaudyti. Julija pasakė žodį psichologija ir man, žinai, akis išvita. Jo, nes... Psichologija yra dar vienas dalykas, kuris man labai labai patinka, čia šalia mano makiažo ir turinio kūrimo, bet turinio kūrimas ir yra ta veikla, kad kuriu turinis apie makiažus ir dabar stengiuosi ir psichologinėmis mintimis. Gali sutalpinti viską, ar ne? Nepriboja, o kaip taip. Taip, tai psichologija. Kodėl? Todėl, kad, kaip sakau, aš esu mačius, kad žmonės, pavyzdžiui, kai baigia mokyklą, ar ne, jie stoja į psichologiją, bet jie stoja pradeda nuo teorijos. Vadovėliai. Taip, vadovėlis ir tada gal jau eina į kabinetą ir gauna situacijų, ar ne? O aš galvoju, mano situacija, aš pirmą perėjau, ne kad fiziškai, bet pirmą perėjau tuos visus sunkumus, o tada pradėjau ieškoti teorijos. Pas mane pirmą buvo praktika, tada tik teorija, tai tas toks ir savo gyvenimiškos patirties. Tai, bet gal dėl to ir dar vienas bonusas man eiti ir dalinti su vaikais, nes aš iš savo patirties daugiau šneku. O kodėl mane kviečia į mokyklas? Todėl, kad esu baigusi
4 studijų programas, kai buvau studentė kolegijai, studentų atstovybėje dalyvavau. Nu, ta prasme, daug tų veiklų buvo, nebuvo, kad jo, tikėtina, nes atrodo pati kartais galvoju, kad ir to laisvo laiko savo pakankamai daug leidžiu skirti, nu, ta prasme, taip susidėlioju laiką, kad tilpčiau viską, bet va mane dar kviečia kaip aktyvų žmogų. Tai reiškia, kad na, visai moku tada gal savo laiką bent šiai akimirkai susidėlioti ir susiplanuoti. Tai labai įdomią temą užkabinai, pati irgi studijuoju pedagoginį universitete ir ten irgi klausė dėstytoja, sako, nu va, netgi jūs atėję su skirtingom specialybėm, su interjero dizainu, su makiažu, tarkim, atėję, nu va, dėstyti, pakeisti profesiją, va, būti psichologija arba mokytoja, kuo tai duoda? Iš savo patirties, tu kalbi žmonėm ne iš vadovėlių, bet iš savo patirties. Nu, tai tokia lobių skrinė, ar ne, yra iš tikrųjų, kaip pagalvoju, dalintis, su žmonėm dalintis. Mus ir vienyje visą tai, mes norim padėti žmonėm savo dalykais, kuriuos geriausiai sugebam, ar ne? Taip, nes iš tikrųjų, kai esi jaunas žmogus baigęs mokyklą, ar ne, kaip tu gali žinoti, atrodo, kur tau nukrypti, nebent tu jau esi nuo vaikystės susigalvojęs, bet kad pirmą įgauni patirties, o tada gali, žinai, teoriškai apibrėžti, tas yra labai puiku, bet ne visiems taip išeina. Bet ir tavo makiažai, aš tikiu, pakilėja moteris į kitą lygmenį, ar ne? Nu, bet jinai daug labiau savim pasitikė, kai būna su makiažu, ar ne? Jinai pasitempia, ar ne, iš karto. Na, papasakok apie tą dar. Net kūno kalba jau pradeda šnekėti apie žmogų. Bet šiaip aš kuriu makiažus ir mano pasakymas yra, kad mažiau yra daugiau. Nes aš nenoriu transformacijų, aš nenoriu, kad moteris pažiūrėtų ir, priprasiu. Bet pažįskini bruožas. Jo, kad nebūtų tas toks, kad priprasiu. Bet kaip tu nusprendi, kas tuo momentu moteriai tinka? Kur yra tie kabliukai? Ar tu žiūri, vien tik remiesi tuo, sakykime, kas yra būdinga veido bruožam, ar ne? Taisyklėse, ne? Jo, ar ten konkrečiam koncertui. Kaip tu nusprendi, koks tinkamas yra makiažas tam žmogui? Iš tikrųjų, tai pagal pirmą pamatymą, kai žmogus įeina, aš jau pamatau, iš karto atrodo, tam žmogui tik tokį pravedimas, tam tiktų ten ryškesnė šešėlių linija, ar ten ryškesnės lūpas. Turi tą matymą. Tik ateina, jau mato akis. Net dabar, jeigu taip atvirai žiūriu jūs ir aš net, kartais kalbu ir matau, analizuoju, ar taip, ir ta prasme, tas toks jau akis, jau profesinė liga. Profesinė liga, taip. Ir jo, tai kai ateina klientė ir atrodo, iškart matau, dar aš su juo, kaip ir minėjau, pradžioj pasitariu, bet dažniausiai sutampa nuomonės ir tikrai stengiuosi tą grožį paryškinti, bet nepakeisti žmogaus, nes, jeigu žmogus nori pasikeisti, tada jis ateitų ir pasakytų, gal aš ten turiu kokią fotosesiją ar kažkas tokio, ar ten gali mane pakeisti, okei. Bet kažkaip dauguma žino, kad kas ateina pas mane, kad aš nesistengiu žmogaus pakeisti, kad aš stengiuosi gražiai, švelniai išryškinti. Natūralumas, minimalizmas, ar tai tau ir yra estetika? Švara, tvarka, man tas tvarkingumas, kur matosi, kad nėra naudosiu žodį, priteršta gal ar kažkas tokio, bet čia mano asmeninė nuomonė, nes gal tas, kas man yra tvarka, jum atrodytų skirtingai, bet čia mano vidinis tas jausmas, iš kuris jie ateina. Pavyzdžiui, tokiuose jau žinomose renginiuose, kada dalyvauja žinomi žmonės, ar jie turi kažkokių tam tikrų pageidavimų, galbūt jie turi savo konkrečius makiažo meistrus, ar ne, ir jie ateina su tam tikrais pageidavimais, sako, aš noriu taip. Ar yra tekę pildyti kažkokias užgaidas, ar vis dėlto tavimi pasitikė iki galo? Iš tikrųjų, tai nemažai turėjau patirties, geras klausimas, ačiū. Tiek koncertus grimuoti, tiek arenas, kaip ir minėjau, ten X Factorius, Pietinio kronikų filmas ir taip toliau. Tai iš tikrųjų kažkaip nėra buvę, kad kažkas ateitų ir pasakytų man taip daryk, ar ten man taip daryk.
Ta prasme, gali būti kažkokios gairės, va tarkim, va dabar buvo paskutinis mano projektas irgi su modeliukais dirbti, 28 vaikus buvau padažiusi ir vienam makiažui buvo skirtos 5 minutės, bet žinot, su... Čia rekordas visiškas, aš žinau, kaip negirdėjai. Bet ar pudra yra dedama? Makiažo pagrindas jau. Yra, ar ne? Taip. Gerai. Bet, na, jaunas mergaitės ir visa kita, bet, aprasme, 5 minutės, 5, maks 6 minutės, aš per tiek laiko pasidarbau, tai buvo labai greitai, bet ten buvo, na, vaikų makiažai, žinot, tai ten nereikia blakstienų kliuoti ir visa kita, tai tiesiog tokie greiti ekspres makiažai, kad vaikas atrodytų ant scenos tiesiog neišbalęs ir viskas. Tai buvo tokias kaip ir gairės šiokios tokias, kaip, kad, na, būtų neišskirtų, kad viena ten ryškio, kita ne, bet dažniausiai tai kažkaip taip gairių nebūna, tiesiog mes apsitarėm, bet dabar prieš naujus metus buvau pakviesta grimuoti į Šiaulių areną Lietuvos komikų stand-upą. Tai grimavau 4 vyrus ir vyrai tiesiog, na, ta prasme, jokių... Su visko sutinka, profesionalų pasitikė. Su visko sutinka, vienas iš vyrų kaip tik dar pasakė, kad, sako, tu užgrimavai taip gerai, kad netgi, sako, na, dingo mano raudonis, kuris pakankamai dažnai būna ir aš taip, kaip fainai. O vienas iš komikų net manęs paprašė sukontūruoti veidą. Taip, kas buvo pakankamai taip, galvoju, okei, na, aš, ta prasme, padariau vyrišką grimą, taip kaip ir darau ir visa kita, na, kartais būna šiek tiek pakontūruojam, jeigu reikia, ar ten ir taip toliau, bet čia buvo ypatingai specialiai paprašyta, kad stipriau, kad žandukai išryškėtų ir visa kita, tai tas buvo toks geras. Galvoju, visų pirma, ačiū, kad pasakėjai, kad žinai, ko nori. Linkiu visiems žmonėms, kad žinotų, ko nori. Bet buvo toks šiek tiek skirtinga patirtis, nes dažniausiai visi tiesiog sėdi ir tiek. Ir labai svarbu su makiažo meistru kalbėtis, o ne išeiti, uždaryti duris ir paskui varimas. Ar neprasideda, kad nepadarė, ko noriu, ar ne? Šito iki šiol dar nesu turėjęs, kad sakytų viskas gerai, išeitų ir pasakytų. Dar neteko tokio atgarsio girdėti per 11 metų. Bet gal ir yra buvę, nežinau, bet iki manęs nedaėjo, bet tikiu, kad yra buvę, nes, nu, kaip sakau, ne pinigai esam, kad visiems patiktume ir ne yra toks pasakymas ir aš jį čia pritaikiau. Bet jo, aš labiau norėčiau, kad man į akis pasakytų, tai aš irgi stengiuosi nebevinioti, kaip sakant, į vatą, kad aš į akis šypsausi, už akių negražiai atsiliepiu, tai tas yra labai negražu. Esu patyrusi tą už Atlanto ir pamačiau, kaip tas yra negražu, kaip nefaina ir aš labai norėčiau, kad man į akis pasakytų, jeigu kažkas netinka, tai bet, tiesiog dabar kažkaip šiuo metu šalia manęs atrodo žmonės yra, kurie šnekasi, diskutuoja, kalbasi, komunikuoja ir aš pati labai stengiuosi komunikuoti, apsišnekėti, iš karto apsibrėžti ribas, apsibrėžti, kas tinka, kas netinka, šiaip apskritai apie viską kalbant, nes šiuo metu aš dirbu ne vien tik su makiažais, bet ir su reklamom socialiniuose tinkluose, tai kad nebūtų kokių nors nesusikalbėjimų, kad jeigu kažkas manęs prašo reklamos ir taip toliau, tai kad nebūtų kažkas, kad... Kokios tos reklamos, ką turiu omenyje? Kokios tos reklamos? Apie ką, kaip įdomu. Tai pavyzdžiui, dabar paskutinė kelionė, į kurią važiavau, ar ne, į Maltą, tai irgi jinai buvo su vienu kelionių organizatorium derinta kelionė ir kelionių organizatorius man padengė tam tikrą sumą už reklamą. Aš turėjau dalelę susimokėti iš savęs ir tiesiog, susitarėm, ką aš padarysiu už tą reklamą, ar ten įdėsiu story juos pažymėdama, jiems nufilmuosiu tam tikrus video, nusiųsiu ir tiesiog taip veikia. Bet randi būdų, ar ne? Tu kažkaip tu sugebi pamatyti, atrasti, susiorganizuoti. Tu labai organizuotas žmogus. Ačiū labai. Jo. Tai jo, jeigu noriu, tai stengiuosi padaryti, nes, kaip ir sakau, noriu keliauti, ar ne? Bet, vis tiek reikia ir finansų, ir visą kitą, o vis tiek finansus pasiskirstai, nėra taip, kad tu gali kiekvieną dieną bet kur ir bet ką daryti. Ta prasme, tas, manau, kad net nesudisciplinuotų žmogaus, nes laisvė be ribų, jinai gaunasi, mano nuomonė, kaip bardakas. Chaosas. Tai jo, tai aš norėjau pakeliauti, bet norėjau ir sutaupyti. Tai protingai, kad influencerė, ar ne? Tai, sakykime, kad taip. Informacijos per teikėją, pasidalintoje. Ir paskutiniu metu, dar ką norėjau paminėti, kad jeigu žmonės galvoja, kad influenceriai tai ima visus kremukus, šampuniukus ir taip toliau šilės, tai ne. Aš dabar savo turinyje perteikiu tik tą informaciją, kuri yra man aktuali.
perdodu reklamas ne tik dėl atlygio, o nuoširdžiai ir organiškai, jeigu aš pati tą. Taip, nes paskutiniu metu irgi buvau, manęs prašė padaryti vieną reklamą ir pakvietė į naują darbo vietą. Bet aš tiesiog atsisakiau ir padaryti tą reklamą. Tai galėjo būti momentiniai pinigai ir darbo vieta. Bet aš abiejų atsisakiau. Sąžininga prieš save. Aš išlikau sąžininga prieš save, nes tai ne man. Aš jaučiau, kad aš gal tas ir padėtų tom, ne kad padėtų, bet tas, gaučiau atlyginimą, gal ten kaip ir darbo vietą, bet aš supratau, kad, dabar tas nėra man. Ir Eglė, man atrodo, tu labai šviesus žmogus ir apie save tokią aplinką sukuri, kurie nori tau gerą, bet ar būna, kad ateina klientų, ir tu jų atsisakai piktybiškų, kurių tu matai, kad, jum nesuvaibins, ar ne? Ne, iš tikrųjų, tai nėra buvę taip, kad ateitų klientė ir aš jos atsisakyčiau. Kažkaip, žinokit, aš visą laiką surandu tą priėjimą prie žmogaus, prasme, nes kažkaip... Tai irgi duotybė, ar ne? Tikėčiau. Kalbėti. Tikiu, tai kažkaip nėra buvę taip, kad ateitų ir aš norėčiau, kad žmogus išeitų, nes atrodo, vis tiek dažniausiai ateina pas mane dėl švenčių, o šventės visiems yra geros emocijos, tai vis tiek, kad ir kažkoks būna toks, piktesnė moteris, sakykime, ar ten nebūtinai ta nuotaika tokia aukščiausia, tai tiesiog tikriausiai dažniausiai dėl kokio tai streso tos dienos, bet ne, tik yra buvę, kad tariantis makiažą jaučiau, kad žmogus, jau man nebepatogu pradėjo darytis, nes manęs paklausė, kokia kaina ten, kiek atvažiavimas ir taip toliau. Aš įvardinau, atvažiavimas tiek ir tiek, kaina tiek ir tiek, bet, jeigu jūsų tiek, sakau, tada atvažiavimas, žodžiu, labai derinus ir, bet tu taip sakai, žinot, ir tas toks parašiau, suprantu, gali atrodyti, kad kyla truputėlį nesusikalbėjimas, bet aš saugant savo ramybę, manau, kad jums būtų geriau susirasti kitą meistrį. Ir tada manęs, neatsimenu ar atsiprašė, bet sakė, kad vis tiek nori, kad aš atvažiuočiau. Gražiai, taktiškai, diplomatiškai, bet vis tiek savo pasiekti. Žmogus siekiantis tikslą ir gražu žiūrėti tą drąsą, jinai iš tikrųjų mums labai imponuoja. ir iš tikrųjų galų gale mes susišnekėjom ir mes vis tiek, jinai sako, aš vis tiek labai noriu, sako, aš nenuvertinu tavęs ir taip toliau, žinau, kad tavo darbai yra labai verti viso to, ką tu darai ir sako, aš vis tiek labai noriu tavęs. Tai, žodžiu, toks atrodo, kad pradžiai šiek tiek bandė kažkur kažką ten mane pamatė, kad neišeis. Aš taip ir manau, kad tiesiog mano ribos, aš anksčiau gal nelabai ribų turėdavau, bet aš dabar tiesiog jaučiu, kas man patogu ir aš nebeleidžiu įeiti kitam tiek į mano erdvę, kad aš save turėčiau sumažinti. Tas yra labai sunku išmokti. Kaip teisingai brėžti ribą. Čia yra menas. Taip. Ir mano nuomonė, kad išmokti teisingai brėžti ribas, visų pirma, tu turi supykti, nes be pykčio tu nežinosi, kas nėra nepyktis. O dar kitas dalykas, kad mes stengiamės būti nepykti, būti geri, prisitaikyti ir tada mes niekada nemokėsim. Taip mokinti, ar ne? Taip, čia tas geros mergaitės sindromas gal, ar ne, ir truputėlį ateina iš vaikystės, iš mokyklos. Taip. Jo, kad būk geras, klausyk. Taip. Aišku, tu turi laikytis tam tikrų taisyklių, ar ne, bet... Kur ta riba, kiek tu gali būti ta gera mergaitė, kažkur tos ribos turi būti. Mano nuomonė, svarbiausia yra būti gerom pačiom savo. Vertinga pati savo. Ir tada jaust, kas jau truputį užlipa per daug, tada stengti sulaviruoti ir taip toliau. Ir jeigu tu nubrėši ribą žmogui, pasakysi, kad, žiūrėk, man tas nepatogu, aš nelabai gerai jaučiuosi, jeigu tai yra žmogus tavo brandos lygyje, tas žmogus priims tavo ribą. Jeigu tas žmogus sakys, neprisigalvok, tau čia viskas netinka ir taip toliau. Tai tau nesvarbu, kokie mano jausmai. Tada tam žmogui paprasčiausiai jis svarbesnis negu tavo jausmai, bet, santykiuose reikia laviruoti, mes nesam, kaip sakau, pasaulio bambos, mes savo gal ir esam, ne kad gal, o mes esam savo svarbiausi, bet, norint sukurti santykį, reikia mokėti laviruoti ir tiesiog tas sveikos ribos yra labai reikalingos, nes kaip kitam žmogui žinot, kaip galima su mumis elgtis, taip pat kaip mums žinot, kaip galima su kitu žmogu elgtis, ar ne. Labai dažnas, pavyzdžiui, ribos būna vėlavimo, ar ne? Ten, tarkim, kažkoks vienas žmogus vėluoja, o kitas pyksta. Tai ir tada... Ir pagarbos, ne? Tarsi daug į tai įeina. Taip, ir toks atrodo, pats elementariausias dalykas, atrodo, aš laukiu tavęs, tai prašau nevėluoti. Ir tas, kuris, tarkim, vėluoja, supyksta ant to,
kuris pasakė, kad nevėluot ir tas toks atrodo, tai tada jau čia iškart parodo, kad tu negerbi mano laiko ir, na, tokia atrodo slidi riba, bet iš tikrųjų labai verta pasitikrinti, kokioje aplinkoje esame. Pažįstu žmonių, kur vėluoja visada net yra standartas, pusę valandos, tarkim, ar ne, ir netgi kiti žmonės, žinodami, kad reikės priimti tą žmogų, užsideda į priekį pusę valandos, nes žino, kad kitaip nebus su tuo žmogum. Čia būdas raktas atrastas. Čia toks, įdomus dalykas, bet vėlgi tas vėlavimas, sakyčiau, tokia, žinai, nepagarba mano laikui. Kiekvienas turime savo laiką pasiplanavę, ar ne, ir gal tai yra nepagarba. Gal tam žmogui, kuris vėluoja ir atrodo, kad čia nieko tokio. Bet, kiekvienam, kaip sakau, vienintelis turtas, ką mes turim, tai yra laikas. Bet tą supranti, kai tampi vyresnis. Nes, žinai, aš atsimenu, kai buvau vaikas. Mama, ką man veikti? Žinai, to laiko atrodo begalė. Tiek daug begalė. Ką man veikti? Ir kai tu užaugi ir tu turi tiek padaryti darbų, tu suvoki, kad kiek mažai to laiko ir jis man toks vertingas. Pažiūrėkit, dabar toks gyvenimo ritmas. Tiesiog rytas keičia vakarą, ar ne, kaip visą tai spėti. Bet ar tu turi būdą, ar tu tam moki laiko planavimo, kaip tu susidėlioji darbus? Ar turi tą laiką savo ritualus, rytinius? Taip, turiu tikrai. Ir, laiko planuoklės aš turiu tiesiog, telefoninį kalendorių, kuriame aš fiksuoju savo susitikimus, savo reklaminius darbus, makiažo darbus, tiesiog veiklas. Bet aš tiesiog pastebėjau savo vieną tendenciją, kad kuo daugiau darai, tuo daugiau padarai. Ir tas toks nesiplėšit, pajaust, kada taip, kada ne, iš pajautimo, ne kad tiesiog reikia. Dabar aš gyvenu tom, kad aš noriu ar nenoriu, o ne reikia ar nereikia, nes kažkaip mes įpratę, kad reikia ten tvarkytis, reikia dirbti, reikia sportuoti, toks reikia. Ir tas reikia gaunasi tokia kartais kaip prievarta. Tai kartėlė kažkokia, ar ne, netgi. O aš kažkaip renkuosi dabar, kad noriu. Net ir tos dalykus, kurie kaip kažkam gali atrodyti reikalas, aš tenkiuosi jos daryti iš noriu. Nes tikrai yra dalykų, kur tikrai gali galvoti, kad čia tai jau tikrai įdaro, nes reikia. Nes nori. Ta prasme stengiasi paversti. Aišku, ne visada išeis būti super pozityviai, bet labai tikrai stengiuosi. Ir pavyksta. Ačiū. Daug minčių sukas galvoju, netgi dabar tą moterišką energiją, kaip sakant, turi būti flow, ar ne, turi tekėti. Nieko neprievarta padaryti, o harmoningai susibalansavus. Tai labai svarbus tie ritualai, žinau, kad tu turi ir tą ėjimo, buvimo lauke, ar ne, tu daug sportuoji ir tai tau labai padeda. Taip, tai turiu kiekvieną rytą savo ritualą išeiti lauką, pasivaikščioti, nesvarbu oras, lyja, sninga, šalta, karšta, visiškai nesvarbu vėjas, tiesiog derinu aprangą, o ne orą prie savęs, nes oro prie savęs nepriderinsiu, tai derinu savo aprangą prie oro. Ir jo labai mėgstu, tai kiekvieną rytą einu vaikščioti ir šiaip, turiu per dieną savo skaičių, 20 000 žingsnių, kuriuos būtinai surenku. Ir šalia to yra sporto salė, vasara dviratis, radučiai ir taip toliau. Tiesiog labai mėgstu aktyvią veiklą, tai aš taip renkuosi praleisti savo laiką skirtą aktyvumui ir sportui, nes man labai patinka savo kūną įdarbinti. Mes turėjom temą, atrodo, kaip spėt, kaip paroja atrasti laiko, bet tu sakai, vis tiek motyvuoja dalykai. Jeigu tu labai nori, tai dirbsi, tu taip pasistumdysi dalykus, kad tu tai įgyvendintum. Tikrai taip, aš tikrai pastebėjau tą, kad kai tu labai nori, tu gali. Žmogus, kuris nori, gali, žmogus, kuris nenori, negali ir viskas. Ras pasiteisinimą, ar ne? Taip. Jeigu nori, darai, jeigu nedarai, reiškia, nenori. Viskas. Pamačiau tą, 100% įsitikinau, tas pats veikia ir su santykiais, ir su veiklom, ir su darbais. Kai nori, darai. Nedarai, nenori. O toks klausimas, žinai, yra tau tekę girdėti, kada tu susirasi normalų darbą? Nežinai, kad tu užsiimi visai kitokią veiklą nei įprasta, ten nuo ryto iki vakaro standartiškai, ar ne? Ar yra tau tekę girdėti, kada susirasi normalų darbą? Ne. Nėra? Ne. Nes kas liečia menus, tikrai daug kas išgirsta šitą klausimą. Ir man įdomu, kaip tau, pavyzdžiui? Ne, pas mane aplinkoje nei mama, nei tėtis niekada nėra manęs paklausę, kada tu susirasi normalų darbą, nes visi tiesiog įpratę, kad aš taip darau.
palaiko kažkaip, ne, tikrai nesu girdėjus to, Ir kad... galbūt tu turi be galo stiprų stuburą ir jie žino tavo atsakymą. Taip. Ir tiesiog nedrįsta, žinai, kaip būna. Nes jų asmeniškai neliečia, ta prasme, jeigu aš ateičiau ir sakyčiau, aš neturiu finansų, Taip. padėkit man, aš, nu, ta prasme, blogai man ir jeigu aš transliuočiau energiją, kad aš skundžiuosi, tada gal ir sakytų. Atsirastų dabar puolimas. Bet, nu taip, ne, o aš dabar tiesiog viskas gerai, džiaugiuosi to, ką veikiu, mane veiklas mane džiugina, aš užsijėmusi, aš turiu iš ko išgyventi, ta prasme, gyventi, aš neprašau ir aš pati susigalvoju, sakau, jeigu nori kelionę, sugalvosi, kaip išvažiuoti, kaip reklamą padaryti, ar kaip mokymus pravesti užsienio šalyje, bet ne, kad prašysiu savo artimosios aplinkos, tai kažkaip jiem gal dėl to. Nes jų asmeniškai neliečia, jeigu tau patinka, tai tu ir daryk. Ta prasme, mano nuomonė, žmonės, kurie bando pasakyti, kad kada susirasi normalų darbą, tai yra tiesiog jų nepatogumo lygis, nes galbūt jie to norėtų, bet nedrįsta. Ja, labai teisingi žodžiai. Geras. O kaip makiažai atsirado tavo gyvenime? Kaip visą tai prasidėjo nuo mažumės? Gal tu turėjai aistrą, tai tau labai patiko? Aš nuo mažumės jo labai mėgau piešti. Tiek, kiek save atsimenu, tiek pas mane yra... O mes visas tokie. Tai piešiniai, jo, tai tiek su guašu, tiek su akvarelė, su kreidelėm, su flomasteriais, pieštukais. Na, tuo metu, kai aš vaikas buvau, gal nebuvo dar tiek išplėtota visa dailė, buvo paprasti lapai, spalvino knygelės ir taip toliau, bet tikrai labai labai mėgau piešti, labai patiko. Ir kai užaugau, jau baigiau mokyklą, įstojau į viešuosius ryšius, mano pirmoji studijų programa. Tai atsimenu taikomosios matematikos paskaitoje, žinot, kaip meniniai srityje matematika, nebūtinai labai smagu, bet reikalinga. Reikalinga. Tai taikomosios matematikos paskaitoje sąsiuvinio krašte aš piešiau lūpas, akis ir galvoju, makiažai. Niekaip kitaip, aš mėgstu piešti. Matematikos paskaitoje sėdžiu, lūpas ir akis piešiu. Atėjo suvokimas, ar ne, kad nebereikalo. Jo, ir tada aš surašiau į makiažo savo kursus, tai aš tikrai neplanavau darbui. Aš surašiau makiažo kursus savo, nuėjau ir tada mokytoja sako, tu žinok, ne tik savo gali daryti. Ir tada kažkaip atsimenu, buvo teorinė dalis ir praktinė dalis. Ir kai kviečiau merginas į praktinę dalį, vėliau tos merginos grįžo prašydamos, kad aš jas padaryčiau už atlygį. Ir tas buvo keista labai. Jau išvelgė tavo talentą, potencialą. Neturėjau tada, atsimenu, nei kosmetikos, nei su ko jas padažyti ir panašiai. Ten, pamenu, tada pirmieji makiažai buvo iš mano pačios paskutinių santaupų nupirktos kosmetikos, kad galėčiau padažyti klientes. Labai daug resursų reikalauja, kiek sukaupti, reikia visą bagažą. Bet niekada kažkaip nebuvo problemos, kad sakyčiau, nėra iš ko, netinka. Kažkaip visą laiką sugalvodavau, kaip padaryti. Ta prasme, nes, aš apskritai manau, kad mes turim vieną vienintelį gyvenimą ir fokusuotis į tai, ko negalim, man yra per mažai laiko, negu fokusuotis į kaip padaryti. Tai aš visą laiką, kai labai nori, viskas įmanoma. Stengiuosi, ir stengiuosi fokusuoti tai, ko noriu. Nes jeigu fokusuosiuosi tai, ko nenoriu, tai ir nerasi tų būdų. Sako, tas ir auks, kur fokusas, taip, kur fokusas tas ir auks. Jeigu fokusuosiuos nenoriu, negaliu, netinka, tai ir bus negatyvo. Fokusuosios noriu, stengiuosi, eisiu ir ten ir auginsis. Tai kažkaip tą pusę stengiuosi fokusuotis. Ką tu galėtum patarti moterim ar ne? Kaip savim pasitikėti, kaip save išgirsti? Ar tu turi tipsų? Visų pirma, tas labai geras klausimas, ačiū. Kaip save išgirsti? Moterim klausimas, kaip save išgirsti, visų pirma paklausti savęs, ar kada nors stengiuosi girdėti, ko aš noriu. Visų pirma, atsisėsti ir paklausti savęs, ar aš tikrai žinau, ko aš noriu. Ir kai visų pirma gali būti ten, žinau, ten N+K dalykų, bet tikrai, tas nuoširdus klausimas, tikrai, ko aš noriu. Sustoti ir pagalvoti, ar aš esu ten, kur turiu būti. Kur aš noriu būti, jo. Ir kai tu išgirsi tą, kad ko aš noriu, ir pradės dėliotis, šitaip norėčiau, ir tada žingsnis po žingsnio to siekti. Nes labai moteris yra priklausoma nuo aplinkos, sakyčiau, esam labai įtakojamos. Pavyzdžiui, gyvenant santuokoje ir esame įtakojamos savo vyro, savo partnerio, tinkamas partneris tave pakilės, netinkamas partneris tavo augimą sustabdys.
Iš tikrųjų, moteris, žinai, ir atsakomybių turi, ir vaikai, ir sakau, tėvai ar ne, galbūt tėvų požiūris gali taip pat įtakoti, tu ten privalai laikyti standarto, būk namuose, būk prie puodų, būk su vaikais, ką tu čia sugalvojai. Tai vat tas savęs išgirdimas, tu girdi daug balsų ar ne, kokia tu turėtum būti ir kaip išsigryninti, ko aš noriu, vat, kaip pajausti, kaip suprasti, kur tas momentas. Tai kai išgirstu, kad reikia stovėti, kaip sakai, reikia stovėti prie puodų ir taip toliau, ačiū tėvai už jūsų nuomonę, labai ją gerbiu, aš padarysiu taip, kaip man reikia padaryti. Ir jeigu žmonėm rūpi tavo gerovė, jie priims. Supras. Jeigu jie nori, kad būtų taip, kaip jie nori, nepriims ir tada tik tai tau rinktis, žinai, ar tu nori gyventi pagal kitų norus, ar rinksi save. Ir gyventi taip, kaip va, tas yra pats sunkiausias dalykas, kai tu jau žinai, ko tu nori, kitiem tą perduoti. Nes atkris, duok Dieve, gal kaip tik visi liks, bet tikrai gali būti, kad atkris žmonės, kartais net ir artimiausi, nes jie nesupras. Nes, jie, tarsi, kitam mąstymė, nesvarbu net ar tai šeimos nariai, ar geriausi draugai ir panašiai, ne visi kartu auga. Tai priimti tą. Panašu, kad pradėjom šitą pokalbį drąsos žinutę, jie ir baigsim, ar ne, norėtume labai palinkėti moterim drąsiai sustabdyti save, bandyti išgirsti ir drąsiai gyventi šį vieną vienintelį gyvenimą, prasmingai, sėkmingai ar ne, ir girdint save. Ir tu esi mūsų ta žinutė, iš tikrųjų. Taip, tikrai labai noriu palinkėti, girdėti save, tas nebūtinai yra, ir gali atrodyti nebūtinai taip lengva, bet šiek tiek praktikuoti savo intuiciją, jausti, girdėti save, išgirsti, ko nori ir link to judėti. Tai tikrai to labai linkiu. Ačiū.